Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica ir šiandieną toks asmeniniam gyvenime gražus iliustravęsis pavyzdys apie tai, kaip mes atpažįstame savo poelgiais ir identifikuojami. Tai aš įdėjau marketplace, pardavinėjau tokius šviestuvus. Namų stilius šiek tiek modernėja ir man jau jų nebereikia ir atvažiuoja pirkėjai iš kito miesto pirkti. Ten yra sietynas lubinis ir du sieniniai prie lovos, viskas komplekte, jau užsakyti pagal katalogus, kaina tikrai labai žema, moteris mato, spirga, jau matau, visą jai tinka ir patinka, o vyras atėjęs tuos laidus, ar čia tie laidai tiks, ar čia netiks, o čia gal biškiuka, čia kažkas, ir jis nesidera kainoje, bet jis lyg kažką vyriškai sprendžia. Ir ta moteris sako, man tai viskas tinka, patinka, jeigu tau nepatinka, tai sakyk, o jeigu patinka, tai... Ir jisai taip per jėgą, gerai, jau jeigu tau tinka, tai moteris išsitraukė pinigų dalį, tai kainavo 70 eurų, moteris išsitraukė 50, o vyras atneš 70. Bendroje sumoje 70, jis atnešė 20. Ir aš galvoju, aš skaičiuotoja, aš galvoju, jeigu jis 20 duoda, tai kodėl jis sprendžia? Spręsti turėtų moteris. Bet žinote, apie ką aš noriu pasakyti? Mano vyras, jis yra 4 dažnio kodas žmogus, siela ar ne, turintis be galo daug patirčių. Visiems yra labai keistas, bet ką aš noriu pasakyti, jisai niekada, kadangi 4 dažnis tai kūryba ir laisvė, jis gali turėti pinigų, gali neturėti, bet jis niekada nepasakys man ar kažkam kitam, kad aš neleidžiu, arba tu taip nedaryk, arba gal čia blogai, ką tu darai. Jeigu aš noriu pirkti netgi sodybą, jeigu man užtenka pinigų ir aš noriu skolintis mūsų abiejų vardų, jis sako, daryk, kaip tu žinai ir kaip tu matai. Ar būtą, ar sodybą, ar ką nori, jis niekada nesakys. Ir aš galvoju, čia žmogus duoda 20 eurų, bet turi sprendžiamą balsą užtvirtinti, tai gerai ar ne. Tai faktas, kad moteris, ji dar labai jauna siela tikriausiai, nes neatsako pati, vyras gal bus kokiam finansų lygmenį, bet jie niekada nebus laisvės lygmenį, jeigu jie taip elgiasi. Arba jie bus minusiniai kažkokioj pozicijai. Tai, kad jūs visi dabar nepavydėtumėt man to vyro, kuris man niekur niekada nėra paprieštaravęs, aš pasakysiu vieną ir minusą tokių vyrų. Tai jeigu jūs tokiam vyrui sakysit, tu čia kažkaip netinkamai elgiesi, aš išeinu arba nusprendžiu skirtis. Ir tikėsitės, kad jis jūs sulaikys, tai ne. Jis sakys, mieloji, jeigu tau taip gerai, tai tu taip ir daryk. Taip, kad visur yra pliusai ir visur yra minusai. Tai geros pavasariškos nuotaikos visiems. Iki.